Šis robotas turi EPOS technologiją, kuri ganėtinai tiksliai atlieka savo darbą 2-3 cm tikslumu. Šiai dienai tikslumas mums labai reikalingas, nes turime vidury ploto, vidury sklypo vandens telkinį. Tai tikslumas šiuo atveju būtinas tiesiog, kad robotas neįvažiuotų į vandenį. Jis gali įveikti iki 45% statumą, šlaitus, turi balansų kontrolę, tai jeigu, tarkim, į pjovimo diską kažkas užstriktų, tarkim, akmuo ar kankorėžis ar kas nors, iš karto gaunamas signalas į programėlę, kad kažkas yra negerai. Turi ypač tikslų GPS signalą, ko pasekoje mes galime matyti tiksliai, kuriame sklypo krašte yra pats robotas. Yra garsinis signalas, apsauga nuo vagystės. Jeigu jūs, tarkim, išnešat iš perimetro zonos, tai robotas ima skleisti tam tikrą signalą. PIN kodas, aišku, yra. Robotas gali veikti bet kokiamis sąlygomis. Yra šiek tiek geresnė IP klasė palyginus su 4 ir 3 klase robotų. Daug pjovimo režimų. Labai kokybiškas robotas, jaučiasi palietus iš karto. Dar norėčiau parodyti, ką turime EPOS RS5 stotelės prieduose. Tai būtų pati stotelė. Čia būtų tvirtinimo elementai. Štai tokius laikiklius turime nerūdijančio plieno. Čia pats laikiklis. Kažkur sukamas prie sienos, tarkim. Tai ir čia turim dar maitinimo blokelį. Štai. Ir turim ganėtinai ilgą maitinimo laidą. Labai ilgą. Instaliuojam, žiūrim, kaip viskas atrodo. Štai turime pakrovimo stotelę. Pakrovimo stotelė yra gan standartinė, kaip ir visų kitų Husqvarna robotų. Praktiškai tokia pati, kaip ir 4-3 klasės. Turime anteną